mažam vaikui yra baisu. Ir kai suaugęs žmogus nebrandus yra, jam irgi yra baisu. Ir jisai gali ieškoti iš tikrųjų tokių kaip užuovėjus tokios, kad kas mane apgintų, kad kas mane suprastų, paguostų. Ir, žodžiu, man nereiktų daryti sprendimų jokių. Aš nenoriu prisimti atsakomybės, žodžiu, bijau viskų. Ir kai tu esi suaugęs, jūsų atveju, juk tai tave kiti žmonės tai mato suaugusiu. Jie nepuls tavęs ginti, jie nepuls tavęs ten atstovėti, ne? Praktiškai niekas jau siena nebebus, o gal jau pati turit vaikų, kada juos reikia ginti, o dar pačią reikia ginti. Ir kai jie šito nedaro, gal jūs ir jaučiat vienišumą. Tada, nes jums atrodo, kad mane turėtų čia ginti, mane turėtų apsupti meilė, šiluma, supratimu ir nieks šito nedaro, todėl kad tu suaugęs esi, taip? Ir kai mes jau esam suaugę, mes turim suprasti, kad mes patys galim būti savo ta šviesa, tas saugumas. Jeigu dar nežiūrėjau, tai pažiūrėkit, grupės failuose yra atskiras failas apie vidinį vaiką. Ten yra įdėtas video ir padarykit tai, ką ten sakau apie vidinį vaiką. Reikia jį nuraminti ir kad pasikalbėti su juo, pabūt su juo, kad jis nuo šiol bus saugus ir kad jūs jį dabar apginsit jau, nes niekas kitas neapgins.